ponė Sandra. Sveikas, Antanukai, senas pažįstamas. Labą dieną. Tai vis varai. Varau ir iš tų, žinokit, pasiūlymį vėl atsiuntė. Baudų mokėti. Ale kaip varau, kokia samanė gaunasi, žinokit, gardi pardavinėjau kasdien gal po 20 litrų. O tu žinai, kad dabar tu mokėsi baudą paskutinį kartą? Dar kartą pagausim, sodinam. Kas tada varys? Nu, kol nepasodino, tai aš varysiu ir pardavinėsiu. Tai sekantį kartą jau sodinam, viskas. Nu, tai jeigu manį pasodinsi, tai tada kas tu? Mano sūnus tada varys ir pardavinės, o? O mes sūnų pagausim ir pasodinsim. Kas Tai tada? Kas tada? Jeigu sūnai jau pagausit, pasodinsit, tai tada kas? Nu, anūkas mano pipys toks, jau moka, jau domisi irgi. Varysi vis tiek pardavinės. Nu mes ir anūką pagausim ir anūką pasodinsim. Kad anūką pagausit ir pasodinsit, tada jau manį iš kalėjimo paleis. Tada jau aš varysiu. Kaip sakant, perpetuo mobile, ratu. Nu jau, kaip sakant, faktas ant veido.